Turiu, turiu klausimą, gavau klausimą ir į tą reikėtų klausimą tiesiog atsakyti. Nes ir labai geras klausimas, ką, pavyzdžiui, reikalinga daryti kaip irgi su tom vėlinėm, kurios vat, irgi artėja, ar dar kažkas tai laiką tom šventėm. Tai yra gana tiesiog sunkus klausimas irgi, nes kadangi mokinantis ezoterinio mokslo akademijoje ir tos ezoterinės filosofijos, šitą dalyką aš biškutį paliesiu ir ne biškutį, bet netgi daugiau irgi tiesiog duosiu, jeigu norėsite laiką tam tikrą tokį supratimą, kaip tas gyvenimas vystosi žmogaus, aišku, kad jūs suprastumėte ir kada mes pradedame ten, pavyzdžiui, senti, kaip ten viskas paskui vyksta ir tada, kaip ten vyksta tojos mirties procesas ir netgi po mirties. Netgi po mirties, ką reikalinga daryti, kaip reikalinga elgtis ten, pavyzdžiui, ir taip toliau. Ir kas vyksta su žmogaus ten, pavyzdžiui, siela, kuri išeina iš šito pasaulio. Tai šitas temas aš dar pavildensiu ir tikrai bus paskaitėlės, todėl aš čia biškutį tiesiog duosiu toką tik tai kaip ir įžangą, nes tikrai geras klausimas, kaip elgtis per tas vėlinės. Ar ten reikalinga važiuoti ant kapų ir taip toliau, ten deginti tas žvakes ir taip toliau. Vėlinės jos iš tikrųjų tai yra beveik, galima taip pasakyti, kad pas mumis Lietuvoje įsigalėjo labai daug, pas mumis apkrikštijo ir pas mumis gavosi taip, kad mes esame krikščionės. Pas mumis Lietuva gaunasi, kad 80% yra krikščionių ir paskui toliau yra labai maža dalis dar kitų biškutį religijų, o paskui toliau jau kiti tiesiog daugiausiai yra, kurie nieko nežino ir kurie nieko nepripažįsta. Tai va. Lietuva yra tokia kaip Marijos tokia žemė ir mes visą laiką esame tokie Dievo baiminti ir tas senas visą laiką supratimas, jisai mumis tiesiog velkasi kaip šleifas nuo senų senovės. Ir ar jisai yra ten vėl, kaip sakau, vėl nėra toksai labai geras dalykas. Iš tikrųjų, Lietuvoje buvo visai kiti papročiai, visai kitokie supratimai. Tada, kada tik tai pas mumis paskui apkrikštijo, tada norėdama bažnyčia visą laiką, kad mes nešvęstumėm lietuviai, nešvęstų tų visą laiką švenčių, kurias jie šventė, tada, kad švęstų tik tai jų, todėl į tas visą laiką šventes, kurias visą laiką žmonės buvo seniau švenčiamos, buvo pakrikštytos kitais pavadinimais. Todėl pavyzdžiui, ten ir kūčios, pavyzdžiui, ir margučių, ten, pavyzdžiui, visą laiką ten marginimas ir vėlinės ir dar kitos visą laiką dalykai, ten, pavyzdžiui, visą laiką, tai yra kaip pasakyti, tai yra krikščionybės toksai irgi išsišokimas, kuris visą laiką, pavyzdžiui, paskui per ilgą laikotarpį, gana labai trumpą laikotarpį. Ir tada pas mumis irgi įsigaliojo. Iš tikrųjų, Lietuvoje buvo labai daug dievų ir daug visą laiką visokio tokių dievybių, kurio mes visą laiką melsdavomės. Ir dabar dar yra Romuva, ten pavyzdžiui, ten irgi, kurios visą laiką susitinka ir ten tie žmonės visą laiką, jie nori grąžinti tą seną tikėjimą. Iš tikrųjų, tai taip ir buvo, mes meldėmės labai daug dievų turėjom ir tiem dievams visą laiką darydavom atnašas, atnašaudavom, mes juos gerbdavom ir tiesiog tai buvo pas mumis tokia tradicijos ir tokias visai kiti dalykai. Paskui atėjo tik tai vienas tas dievas. Jo, vienintelis, kuris atnešė per kalaviją ir per kraują ir per kančias ir kitokius dalykus, visą laiką pateko pas mumis į Lietuvą ir aišku paskui užkariavo mūsų tą visą laiką daugumos žmonių visą laiką būti. Ir aišku paskui mes toliau ir laikomės. Seneliai ten sėdė ir jūs turite sėdėti ir turite daryti. Dabar apie vėlinės. Vėlinės irgi jos kitaip dar irgi buvo seniau vadinamos ilginėmis, ilgosios irgi. Tai jos ten buvo biškutį visai kitas dalykas, reikia irgi taip pat suprasti, kad tuo laiku tada žmonės pabaigdavo visus darbus ir
nuo to vat, laikotarpio, nuo lapkričio 1 dienos, tai buvo tokias visą laiką, nu, pereinamas į kitą visą laiką jau į mirtį. Tai reiškia, kad tada pasibaigdavo visi darbai, rudens darbai ir visi tiesiog vat, darbai ir tada ir tokiu būdu visą laiką tai buvo daroma atnašaujama, ten pavyzdžiui visą laiką tai buvo daromės tokie baliai namuose. Ir namuose būdavo puotos keliamos ir ten tada visi puotaudavo ir ten tada paskui toliau prisimindavo tam tikrus paskui mirusius, kuriuos ten irgi ten pamaitindavo, ten tikėdavo, kad, pavyzdžiui, kad ta mirusė irgi taip pat ateitų ir gal kažkur tai ateina per tą laikotarpį. Nu, aišku, paskui krikščionybė savo visą laiką, kad mes negarbintumėm šito dalyko, mes kitaip švęstumėm ir sukūrė tą visą laiką vėlinės. Vėlinės ten irgi jos ten, kiek žinau, iš bažnyčios visą laiką, kiek mane mokino ir kiek ten man aiškino, jie sako, kad visą laiką žmogus, kuris visą laiką numiršta, jisai išeina ne siela, bet vėlė ir ta vėlė, jinai klajoja, paskui siela kada iškeliauja. Tada va, ta vėlė, jinai čia būna visą laiką tarp mūsų ir tada reikalinga ją visą laiką pamaitinti ten ir ją paleisti ir kad jinai iškeliautų į anapusinį pasaulį kažkur tai ten. Arba net nežinau, tiesiog, nes bažnyčia man irgi šito dalyko, kiek aš klausdavau, kur jie turi iškeliauti, tai jie man tai nieko nepasakydavo visą laiką, nes dažniausiai bažnyčia tai yra supratimas, kad mes visą laiką visi beveik einame į pragarą. Į kažkokią tai tiesiog paskui toliau aiškina, kad tai yra kažkokia tai tokia vietovė, ten pavyzdžiui tokia kur mes nieko nesivystom, kur mes tiesiog laukiame paskutinės teismo dienos. Nu, sakau, krikščionybė, ten tokių vat, dalykų pas jas, ten tokių vat, netitikimų ir tokių paskui, sakau, kada jie pradedi ten studijuoti, kada pradedi ten aiškintis, ten daugiau klausimų atsiranda negu atsakymų. Ir man ten krikščionybė, aš ten buvau irgi ten varomas ir į bažnyčią ir aš turėjau tapti kunigu ir būčiau labai geras kunigas ir taip toliau, aš jau patarnavau irgi bažnyčiose, nes ten viską išmaniau ir ten visus tos visą laiką dalykus, ką jie ten darydavo. Bet kada paskui toliau aš jau duodavau klausimus, man jie pradėjo neatsakinėti, tada paskui man pasakė Mindaugai, sakė, pabaigš visą šitą dalyką, sako, žinai, arba tu tiki, arba tu netiki. Tada aš jau pasiėmiau tokią dalyką, kad visą laiką, nu, tiesiog aš ėjau tų atsakymų kitur ieškoti. Nu, aš paskui toliau jau, paskui bandydamas visą laiką kitas rytis, aišku, ezoterika man atvėrė akis. Aš paskui supratau, kad visas pasaulis stovi ant ezoterinės filosofijos. Ir šitą dalyką aš manau, kad jūs irgi labai greitų laiku irgi taip pat suprasite. Tai va. Dabar mes jau kalbėjomės irgi apie mūsų materialųjį pasaulį, apie mirusių pasaulį, jo ten, kad tie du pasauliai yra. Ir todėl mirusių pasaulis, jisai neina į gyvųjų pasaulį, jisai tenais, jiem čia nėra ką veikti ir čia nėra ko jiems ten visą laiką norėti. Tiesiog jie ten turi savo darbą ir turi savo kažką tai ten visą laiką padaryti. Todėl gyvieji turi visą laiką, jie turi daugiau, mes turime darbų, mes turime rūpintis gyvaisiais. Ir ten mirusios mes geriau turime palikti. Ezoterinė šitą dalyką labai, tiesiog filosofija šitą labai gerai dalyką apibrėžia. Geriau nesikiškime į mirusių pasaulį. Dabar kitas dalykas visą laiką, kad aišku ten tvarkyti kapus, ten, pavyzdžiui, nu, tai iš žmogaus neatimsi, kiekvienas žmogus visą laiką nori, kad kažkas tai gražiai atrodytų. Dabar, pavyzdžiui, ten užsienyje, ten yra tik tai kažkokios tai plytelės, ten yra parašyta kažkoks tai vardas, ten pavardė ir tiesiog tokia kauburėlis ir ten jau senai daug kas beveik visada yra deginami žmonės urnose ir nes tai žino tiesiog ekologiškai ir dar kažkas tai visą laiką. Dabar tų urnų net yra, kurios pačios paskui irgi po žemę pabūdamos ten po kelių mėnesių suirsta ir tiesiog visą laiką tie pelenai irgi taip pat sugeriami į žemę. Nu, nes kadangi pas mumis vėl krikščionybė neleidžia pelenų barstyti. Nes kaip pasakė man tada, kiek aš žinau, dar paskui irgi šitą dalyką labai gražiai paaiškino. Kunigas sakė, šventa žemė tik tai yra kapinėse, o visur kitur nėra.
Kitur mes, kur gyvename, tai yra ne šventa žemė. O šventa žemė tik tai yra tenais, kur yra pašventinta jų, nes ten jie pašventina. Jo? Todėl kapinės yra šventa vieta. Ir ten šventa žemė. Nu, aišku, vėl jo, ten, kai sakau, vat, paskui klausimų atsiranda, ta kas tada tas šventumas ir taip toliau, kuo jisai ten visą laiką pasireiškia. Irgi taip, tai va. Tai, nu, aišku, mes visą laiką, pas mumis yra baimės labai didelės, pas lietuvių tautos irgi, pažiūrėjau, tiesiog pas mumis didžiausia tokia bėda, kad mes bijome tų kažkokių tai mirusiųjų, kurie ateis ir gazdinimų ir taip toliau, taip toliau. Ten todėl bažnyčia irgi šito dalyko labai gerai naudojasi ir sėkmingai visą laiką. Ir žmonės visą laiką įvaro į tam tikrą tokį dalyką, kad va, ten kur tu būsi, ką, šitą turbūt girdėjote labai daug kartų, irgi, ir tu žinai, kur tu nukeliausi po mirties. Irgi, žinai, į pragarą. Nors ezoterinė filosofija, jinai sako, kad didesnio pragaro, kad mes visą laiką gyvename čia žemėje, turbūt daugiau tokio dalyko net nėra, nes jo kitokio net negali būti, nes čia mes viską pajuntame, viską išgyvename, viską gauname, mes turime čia ir karštį, ir šaltį, ir pavyzdžiui, pyktį, ir kažkokias tai, pavyzdžiui, jausmus ten, ir gimdymas, ir ten lygos, ir traumos ir kitokie dalykai. Čia žinot, kiek reikia iškentėti, čia, o Jėzus Marija, čia baisiausia žemėje, va čia gyventi, čia ir yra pats didžiausias pragaras. Todėl, va, jeigu mes jau pragare išmokstam gyventi, tai čia yra superinis dalykas. Tai va, tokia yra filosofija ezoterinė. Nu, gaila, kad, pavyzdžiui, krikščionybė yra ten per baimės, va, visą laiką šitą dalyką daro. Seniau, aišku, tas vėlinės irgi, sakau, švęsdavo daugiausia puotomis, ten puotaudavo, ten būdavo, nu, tiesiog atnašaujama, kad pasibaigė tas darbymetis ir dabar ateina tokia rimties toksai vat laikas ir todėl visą laiką pasilinksmindavo. Pas mumis atsirado tos vėlinės, todėl kad atsirado, dėl to, kad ateina per tas, vis tiek čia yra mirties toksai laikotarpis, jo irgi perėjimas kartu ir tada tiesiog sutapatino čia kažkokios tai vėlinės, ateina vėlės. Tikima to, kad ateina per tą dieną, ateina vėlės pas mumis, į mūsų pasaulį ir bendrauja su mirusiaisiais. Nu, kaip sakiau, ezoterinė filosofija šitą griežtai dalyką atmeta, nes kadangi jokios vėlės šiandien neatkeliauja, aišku, yra išimčių ir kitokio dalyko, mes šitą dalyką dar paskui aptarsime ir bus. Paskui paaiškinsiu, kodėl pas mumis ateina, kodėl pas mumis kartais matomos ir, pavyzdžiui, tam tikrų tokių dalykų. Todėl kategoriškai aš nieko irgi taip pat nesakau. Yra tam tikrų tokių išimčių, tam tikrais dalykais visą laiką momentais, kada mes patys visą laiką iššaukiame arba atidarome tuos tam tikrus tokius vartus. Tai va, tai mes šitą dalyką dar paskui toliau aptarsime. Tai va, bet apie vėlinės, kaip elgtis ir ką daryti, tiesiog aš manau, kad reikėtų elgtis tada kaip ir visi. Paimti tiesiog, va, pavyzdžiui, nuveiti galima ten, pavyzdžiui, į tuos kapus ir taip toliau. Nors irgi man labai patiko toksai va dalykas, kaip mano mama, irgi jinai sako, ten pas ją pažįstamas labai geras toksai va numirė ir paskui, kada numirė, jinai tenais nuvėjo ant kapų ir ten pamatė tiesiog va tą antkapį ir ten buvo parašyta vardas, pavardė, gimimo, mirimo metai ir buvo parašyta toksai va vienas sakinys: manęs čia nėra. Tai va tą dalyką reikia suvokti, kad biškutė irgi, kad taip, jeigu žmogus visą laiką ir siela jinai iškeliauja, jinai tikrai kapinės nėra sielos susirinkimo vieta, kaip aš sakau, tai tikrai tai yra melas, tai yra tiesiog saviapgaulė, tiesiog, bet tai, kaip sakau, bet jeigu yra daugelis žmonių šitą dalyką daro, jūs irgi taip pat atiduokite tą duoklę, ne, ten nuveikite, uždėkite tą žvakę ir taip toliau. Aišku, ar ta žvakė padeda? Tikrai galiu pasakyti, nieko nepadeda ir ten kiek norite to žvakių galite deginti ir
ten tik tai grinai čia yra jūsų gal pasipuikavimas arba tiesiog turite gal pinigėlių ten ir tada deginkite žvakes. Apie žvakes bus atskira kalba, mes kalbėsimės ir paskui pamokinsiu tikrai, kaip reikalinga su tom žvakėm elgtis ir taip toliau. Bus tikrai atskira kalba apie žvakes ir tada jau mes pakalbėsime. Bet noriu žinoti, kad, pavyzdžiui, visą laiką, kad jūs žinotumėte, kad bet kokia liepsna, ten žvakės ar ten, pavyzdžiui, kažkokio tai pagaliuko, kuri ten dega, jinai vienodai žudo, jinai degina ir vaikus degina, ir turtą degina, ir gerus žmonės, ir blogus žmonės. Jinai viską naikina, ugnis viską naikina, jinai tikrai nėra ne taip, kad ten, pavyzdžiui, visą laiką kažkur tai kažką tai tiesiog įsaugojo arba ten ir nesudegė arba dar kažkas tai. Todėl naikina, ugnis jinai naikina, reikalinga tą dalyką labai gerai suvokti. Tai va. Ar pavyzdžiui ta energija, vat, pavyzdžiui, kaip sudegina jo, irgi tai mes tą dalyką irgi kalbėsimės ir jūs suprasite, kad žvakė jinai viską naikina, jinai negali, jinai tiesiog naikinti kažkokios tai ten tik tai blogos energijos, ten kažką tai ten gerą energiją palikti ar dar kažką tai. Ugnis neturi tiek proto, kiek mes turime. jinai viską ryja. Dar kartą pasakau, jinai viskas sudegina ir ten nieko nebelieka. Todėl vat, pavyzdžiui, ten irgi, jeigu mes ten deginame, kad yra tikima, kad ta ugnis dar irgi pakelia tą sielą, dar kartą sakau, tos sielos tenais jau jų senai nėra. Jūs suvokite irgi, mes šitą dalyką paskui įsiaiškinsime, kada paaiškinsiu visą laiką viso mūsų tiesiog irgi gimimo ir mirties visą laiką tam tikrus procesus. Ir tada jūs labai daug kartų, tada labai gerai visą šitą dalyką labai gerai suprasite, kad to dalyko nėra ir yra visai kiti tiesiog momentai. Ir todėl ta žvakės, ten, pavyzdžiui, liepsnos ir visi kiti, netgi maldos ir kiti dalykai, jie absoliučiai yra beverčiai. Tai yra tikėjimas, tai yra religija, tai yra kultas, tai yra sekta, tai yra tam tikrai visą laiką žmogaus tiesiog irgi į protą įdedama tam tikra programa, kuri paskui toliau duoda tam tikrus visą laiką vaisius ir rezultatus. Taip galima tokiu būdu įvedus tam tikras visą laiką programas, baimės ir kitus dalykus visą laiką valdyti žmogų. Religija, jinai šito dalyko irgi taip pat labai gerai sėkmingai naudojasi. Todėl netikėkite, sakau, ten irgi maldos ir kiti, pavyzdžiui, kitokie dalykai, jie absoliučiai nieko nedaro. Žmogui padeda gyvasis, pavyzdžiui, mes galime padėti gyvąjį žmogui, mes galime apkabinti, ten paglamonėti, atsiduoti arba ten gyventi kartu, ten kurti kažką tai arba tiesiog arba įsiskirti, ten džiaugtis, kad jisai su kažkuo tai kitu gyvena. Tiesiog, bet tai mes turime rūpintis gyvaisiais. Mirusiai yra siela, paskui suvoksite, kad jinai neturi nieko, jinai tik tai, jai reikalinga taip pat energija. Ir tą energiją mes jau aptarėme, kad tai yra mūsų emocijos, mūsų jausmai. Ir tos emocijos, tos visą laiką jausmus, jinai paskui toliau ir daro tam, pavyzdžiui, suteikdama tam tikrų žmogui, visą laiką būdama, kuris žmogus jisai verkia, pavyzdžiui, ten prisimena tą, pavyzdžiui, mirusį žmogų, kartoja tą vardą visą laiką, aišku, jisai tada įsivaizduoja tam tikrus siluetus ir šitas dalykas visą laiką, jisai, aišku, paskui mes jau išsiaiškinsime, jisai sukuria tam tikrą tokius mentalinius tokius būtybės, kurios paskui toliau mes ir galvojame, kad jinai atėjo iš anapusinio pasaulio ir tada čia jinai kažką tai daro. Iš tikrųjų tai nėra, tai yra tik tai mūsų protė, iš tikrųjų šitas dalykas taip yra.
Aš, pavyzdžiui, irgi taip pat man labai patinka kartais tiesiog nuveiti į kapines, pasivaikščioti, pasižiūrėti, ten, pavyzdžiui, nuo kalnelio labai gražiai atrodo, kaip, pavyzdžiui, dega, jeigu ten yra, tu uždegti tas žvakes, ten, kaip sakau, atiduoti tam tikrą tokią duoklę, bet aš tikrai ten, sakau, reikia žinoti, kad ten žvakės jokios liepsnos nepakelia nei tų sielų, nei apvalo jas ten nuo tų bėdų, ten, pavyzdžiui, arba dar kažko, tai visą laiką tą dalyką labai gerai paskui suvoksite, nes kadangi paskui biškutį paaiškinsiu ir Tibeto mirusiųjų knygą ir tam tikrus visą laiką sakau niuansus, kada kaip va, tas su žmogaus siela, kas atsitinka, kada jisai išeina ir kiek laiko visą laiką vyksta ir kaip visą laiką darosi. Paskui jisai dažniausiai visą laiką ta siela, jinai turi reinkarnuotis ir tada paskui tiesiog pas mumis reinkarnuojasi. Jinai reinkarnuojasi, tikrai yra maždaug apie 800 km spindulių aplink mumis, ten neaišku kurioje vietoje, ir paskui tas žmogus vėl, tada ta siela, jinai paskui vėl turi savo tos uždavinius visą laiką daryti ir dirbti. Tai va, čia yra, paskui mes biškutį po biškutį, sakau, eikime, bet vat vėlinėse, tai geriausia, aišku, nuvažiuokite su tėvais, niekam nieko neaiškinkite, būkite dabar gerieji ir dabar tikrai niekam nieko nepasakokite, nes paskui jumis pradės negerbti ir paskui toliau sakys, kad einate klausotės kažkokio tai šarlatano arba dar kažkokio tai dalyko. Kada jūs pradėsite patys visą laiką daugiau šitą dalyką suprasti, ir tada jūs jau galėsite, būsite stiprus ir tada jau bus visai kiti dalykai. Todėl mokinkitės, kaip sakiau, ezoteriką, mokinkitės jūs. Jeigu norės kiti, tegu jie moka pinigus ir tada vėl taip pat mokinasi. Tai va, o jūs mokinkitės, tobulinkite save. Tai siekite savo tobulumo, nereikia, nemokinkite ir neaiškinkite kitiems, nes kiti žmonės, jie turi savo supratimus ir ten jau kartais netgi sakau, ten tiki, aš net kartais nieko negaliu net padaryti, net iki tiek net yra tas visą laiką, nuo pat mažens visą laiką kalamas tam tikrai tokie dalykai ir paskui jisai netgi senatvėje jisai iš vis sustoja, tas žmogus, jo mąstymas ir jisai tada jau, jisai negali net priimti tos informacijos kažkokios. Ir jam kita informacija yra jau kažkokia tai prakeikimas. Ir va, todėl senukai dažniausiai irgi pyksta, seni žmonės, jo, atsiranda labai daug pykčio. Kodėl? Todėl, kad jie jau nemoka pasaulio stebėti, matyti, tiesiog džiaugtis kažkuo. Tai va, kas dar apie vėlinės? Sutvarkyti kapus, kaip sakiau, galima visą laiką. Tiesa, norėčiau patarti, kad tikrai nevaikščiotumėt labai daug kartų tenais po kapines, nes yra labai kiti dalykai, kurie gali tiesiog pažeisti mūsų energetinius, pavyzdžiui, tiesiog energetinį mūsų apvalkalą, kokoną, kaip mes paskui toliau suprasime. Ir tada atsiras, tai gali pas mumis visą laiką kažkokios tai dalykai, apsėdimai, pavyzdžiui, pykčiai arba lygos arba dar kažkokie tai dalykai. Reikalinga suvokti, kad, pavyzdžiui, dabar pas mumis yra toksai amžius ir žmonės yra gydomi dažniausiai visą laiką yra preparatais, tai yra vaistais, kaip mes vadiname, tai yra neorganinė kažkokia tai medžiaga, jinai nesuyra, tai yra nuodai, kurie paskui toliau tiesiog jie negali, asmeniškai jie, pavyzdžiui, ten paskui, kada žmogus numiršta, jisai gaudamas chemijos labai daug, jisai gaunasi kaip cheminis toksai reaktorius. Ir kada žmogus numiršta, mes kartais visą laiką, dažniausiai visą laiką matome, pavyzdžiui, kad po dienos netgi, pavyzdžiui, tiesiog nueiti į kapines, kada numirė ir su karstu ten palaidojo, tada tas vėlė iškilo ir mes matome ten tokią dūmelį. Tai yra fosforo tam tikras visą laiką dūmelis, visą laiką, kuris atkartoja, bet jeigu vėjuota diena, tai ten mes galime šito dalyko nematyti, nes jis įsklaido ir viskas dingsta. Reikia žinoti, kad mes ten mes palaidojame, ten kūnas yra, bet ten tikrai niekas negyvena, jokios sielos ir ten nesusirinkimas ir ten kapinėse. Ten tik tai yra kūnai ir tie kūnai, jeigu daugiau chemijos gavę, jie gaunasi
tokie, kaip sakiau, cheminiai reaktoriai. Jie tada pradeda tiesiog švytėti, pradeda iš savęs įskirti labai daug neigiamų tokių visą laiką spindulių. Tai gali būti apšvitinimas, tai gali būti bet kas, ten mes galime prarasti irgi, pavyzdžiui, tiesiog ten, pavyzdžiui, gali būti moteris nevaisingos pasidaryti, ten vyrai nevaisingi, jeigu mes labai daug kartų visą laiką vaikščiosime po tos kapus, mėgausimės ten ir taip toliau. Nes neaišku, kuris ten žmogus, sakau, pavyzdžiui, ten yra vėžys, ten nuo vėžio labai daug miršta ir prie jos tiesiog visi tie žmonės yra tiek pripompuoti dabar tos chemijos, kad tie kūnai yra neirstantis. Netgi dabar, vat, pavyzdžiui, aš netgi mačiau tam tikrus tokius dalykus, kada net yra 20 netgi metų daugiau karstas ir tiesiog vat, irgi atidarė ir ten kūnas jisai beveik nesuiręs. Tiesiog užsibalzamuoja nuo šito visą laiką, nuo tos chemijos, kurią mes gaudami, vat, visą laiką mumis gydo tą chemiją, tais vaistais, preparatais ir kitokiais visą laiką dalykais. Ir todėl dabar tiesiog aš irgi netgi nejuokaudamas sakau visą laiką, kad jau mumis, jeigu ten, pavyzdžiui, jau norite kažkas tai nedeginti savęs, dar vis tiek norite ten tą kūną laidoti, tai tada laidokite, bet tada geriau jau ne į kažkokį tai švininį, kokį ten, pavyzdžiui, įdėti karstą, nes kadangi tiesiog va, tų 2 metrų tiesiog gilio neužtenka, nes kadangi per tuos 2 metrus vis tiek visą laiką ta reakcija, jinai visą laiką vyksta ir jinai apšvitinama. Ir todėl žmogus, jisai ten, kuris vaikšto po kapines labai daug, jisai gali perimti ir tam tikras ligas, ir tam tikrų tokių visą laiką, paskui sakau, dalykų gaunasi ir visa kita. Ten jokios sielos, ten, jis, aišku, sakau, ten negyvena, jiems ten tikrai neįdomu, jos jau pabaigė tą rūbą, siela, jinai turėjo labai daug rūbų dar prieš. Šitą dalyką mes irgi galėsime aptarti. Reinkarnacijos tą visą laiką, ir čia jau greitai, labai greitai bus, aišku, visi šitie dalykai. Tai va, tai noriu, kad tą dalyką labai gerai suvoktumėte. Tai va, tai su tom vėlinėm eikite, uždėkite žvakelės, ten, pavyzdžiui, tiesiog mažiau ko prisiminti. Namuose geriausia visą laiką paimti, pavyzdžiui, ten vat namuose šeštadienį būtų labai gerai irgi sekmadienį, kad uždegtumėte žvakelę, tiesiog kiekvieną šeštadienį, kiekvieną sekmadienį uždegti žvakelę. Ten yra tam tikros tokios žvakidės, kurios yra kvapniosios žvakės, ir tiesiog va tokią kvapnę žvakę ten, pavyzdžiui, tiesiog padėti ant virtuvės lango, ne kažkur tai kitur, kambariuose tikrai nepatariu, ir tiesiog va tik tai virtuviai. Ant virtuvės palangės ten padėti tą žvakutę, ir tenais visą laiką tegul, nes jeigu kažkas tai ateina iš anapusinio pasaulio, tai visą laiką dažniausiai ateina per virtuvės langą, ir tada, kada mato tą ugnį, tada jinai tada neįeina, ir ta siela, jinai tada sudeginama. Yra, tiesiog visą laiką atbaidoma, ir tiesiog va, todėl, nes ateidama siela į jūsų šeimą, jinai jūsų šeimą išskirs. Jinai duoda barnius, jinai atima iš jūsų energiją, jinai maitinasi ne gerą energiją, jinai maitinasi blogąją energiją. Tada, kada mes pykstamės, kada mes vienas kito pradedame neapkęsti, arba dar kažkur tai laiką pas mumis ten gaunasi labai daug tokio pykčio energijos. Todėl tos visos sielos, jos maitinasi šitą energiją, bet jos nesimaitina džiaugsmo energija, kad mes ten vienas kitų džiaugiamės. Džiaugsmo energija visą laiką jinai nuveina jau link kūrėjo. Čia kūrėjo yra maistas, o ne sielos maistas. Siela jinai šito dalyko negauna. Jinai turi ją užsidirbti, kada jinai turi kūną, ir tada jinai gali tą dalyką užsidirbti pas save. Jo, tada kuo daugiau tos energijos, tuo daugiau, paskui suprasite, kuo daugiau tos energijos, tos džiaugsmo energijos visą laiką mes įskiriame, mes susidirbame, būdami savo, turėdami kūnų, džiaugdamėsi kūnų, kitų kūnų ir kitais visą laiką dalykais, mes tada užsidirbame kaip ir ten tokią irgi uždarbį, ir mes tada galime tiesiog bendrauti su ten, pavyzdžiui, paskui mirždami irgi taip pat mes paskui reinkarnuojamės, ir ten, pavyzdžiui, yra kiti dalykai tokie, pavyzdžiui, kaip ir mokslas, ir ten, sakau, ten bus paskui, suprasite, 40 dienų laikotarpis,
ten kas ten sieloj vyksta ir taip toliau. Tai va, tai šitą dalyką, bet aišku, šitą dalyką dar mes kalbėsimės. Tai va, o todėl vėlinės, tai tiesiog sakau, pagerbimo tokia šventė, jeigu ten tėvai, ten kažkas, tai ten jūsų seneliai tiki ir taip toliau, tada eikite, pabūkite. O taip tai aišku, žvakę ten nuneškite, bet tai žvakės reikia žinoti, kad ta liepsna žvakės, jinai viską naikina. Jinai naikina tokias energijas visą laiką, todėl netgi būnant kartu, paskui mes irgi aptarsime šitos visus dalykus, tai negalime tiesiog deginti žvakių, nes mes sudeginame mūsų savo jausmus. Tai va, o kaip, kad to neįvyktų, tai ir yra visą laiką ezoterinė filosofija. Ta dalyką aš paskui ir už tai paaiškinsiu ir paskui jūs mokinsitės ir gausite tam tikras visą laiką žinias. Tai va, todėl apie vėlinės manau, kad tai būtų tokia trumpa, tokia vat, paskaitėlė. Jeigu dar kažkokių tai klausimų kyla, aišku, galite tada duoti. Tai yra tiesiog, vat, jums bus kaip tokia dovana. Tad sakau vėl visiems iki.